Miškų klausimas yra šiandieną ko gero aktualiausias ir skaudžiausias visai visuomeniai, nes paskutinių metų įvykiai, jeigu pažiūrėsime paskutinių ministrų įvykiai, jeigu žiūrėsime tiek Simono Gentvilo, tiek kitų buvusių prieš tai ministrų, paskutinius aš imu taip grubiai 7-8 metus. Tai ir žmonių pasipiktinimas dėl kertamų miškų. Na, sako, kertami miškai, tik iš tikrųjų regioniniai parkai ir panašiai ir panašiai. Konfliktas, kurį čia bando pasakyti ir spauda bando eskaluoti, kad čia kažkas tarp socialdemokratų ir Nemuno aušros iškilo. Tai taip, nes kaip žinote, Nemuno aušra eidama į rinkimus, mes turėjome savo programą, mes buvom labai aiškiai pasakę, kad miško kirtimo normą mes tikrai mažinsim, kad plynų kirtimų tokie, kokie buvo, jų tikrai nebus ir apimtis jų automatiškai mažės. Klausimas ir buvo tik tais dėl miškų kategorijos perkelimo. Tai iš 3 į 2, iš 4 į 3 ir panašiai. Tai va čia yra klausimas. Ir kitas yra klausimas, ar reikalinga šiandieną Varėnos, Druskininkuose arba, kaip sakant, Dzūkijos regioninio parko miškų kategorijas irgi kilnoti ir perkelti. Tai Kastytis Žuromskis, kur labai didžiuojasi ministru, vis dėlto išdrįso pasakyti ne lobistams, kurie nori betodariškai naikinti miškus ir kurie iš tikrųjų nesupranta, kad miškas tai yra mūsų ateitis, bet miškas kartu yra ir mūsų praeitis. Ir jeigu ne prieš 60-70 metų žmonės, kurie sodino miškus, veisė miškus, jie labai daug prisidėjo prie miškų įveisimo ir kad Lietuvoje tų miškų būtų daugiau, tai aš manau, kad mes turime apsaugoti tai, ką jie darė. Tai mes visi aiškiai esam pasakę, kad 5% miško kirtimo norma iš tikrųjų turėtų mažėti. Tai neturėtų mažėti sąskaita kažkodėl tai kokios tai valstybinės miškų urėdijos, nes mano galva valstybinė miškų urėdija, ko gero šiandien viena sveikiausiai ir, na, bent jau žiūrint jų finansinės ataskaitas, kada aš jų vartau, tai labai konkurencingai įmonė veikianti ir funkcionuojanti, bet kartu reikia nepamiršti ir žmonių regionuose, nes žmonės iš miško žiemos metu tikrai gauna labai didelės pajamas, o rudenį iš uogų ir grybų. Kaip ten ir sako, jeigu ne grybai ir ne uogos, zūgų mergos būtų nuogos. Tai šiandieną turim surasti tą pusiausvyrą, nes jeigu nebus miško, nebus paklotės, nebus, tarkim, uogynų, nebus grybynų, bet mes vėlgi turim suprasti, kad jauni miškai, tai kuo jaunesnis miškas, tuo daugiau išvalo deguonies. Turime rasti pusiausvyrą. Tai pusiausvyrą Kastytis ir aplinkos ministrui mes esam pasakę, dėja, kad taip mūsų kai kurie kolegos mato šiek tiek kitaip. Jie mato, kad miško kirtimo norma turi išlikti tokia pati ir jinai neturėtų mažėti. Mes Nemuno aušra matome priešingai, mes matome, kad jinai turėtų vis dėlto mažėti, siekiant, kad mišką mes įsaugotume ateities kartom. Bet miškas turi būti naudojamas ūkiniai paskirti ir ūkiniai miškai, tai yra, kurie skirti medieną mūsų gerbuvui, namams, tiem pačiam šildymui, statybam, baldams, jeigu mes pažiūrėsime, tai irgi turi laikyti šitį pusiausvyrą. Bet svarbiausia, tai ką turim užtikrinti, tai miškų kontrolė. Tai yra atsodinimas, svarbiausia, tai yra priežiūra. Jeigu mes šito neturėsim, na, tai mes turėsim tiesiog apleistus neūkinius miškus, kur yra, na, toksai lengvas šiukšlynas. Tai matyt, reikėtų šitą labai stipriai kreipdėmėsi. O tie kolegos arba tie verslininkai, kurie galvoja, kad paspaus Nemuno aušrą per kitus kolegas, tai tikrai galiu siųsti jiems linkėjimus, jums nepavyks, nes mūsų rinkiminiai programiniai metu Nemuno aušros mes aiškiai pasakėme, kad tikslas yra apsaugoti miškus.